Labinuosi su jumis šiandien. Mūsų pokalbio tema, mano galva, labai svarbi. Tai yra kūno alijavimas. Ir šiandien mes kalbėsimės taip pat apie savimasažą, jo pasimokydami. O prieš tai argumentuosime save, motyvuosime save šiam, kaip aš dažnai sakau ir tuo labai tikėdama, bene maloniausiai grožio procedūrai. Dėkuoju mane prenumeruojantiems ir to nepadariusiems, o besidomintiems savo sveikata ir norintiems išlikti sveikais, laimingais, džiaugsmingais, tai kviečiu tą padaryti, paspaudžiant nuorodą oranžinėme laukelėje, subscribe. Kviečiu praktikuoti mano siūlomas žinias ir kviečiu patiktukinti, jeigu tai jums priimtina, ir kviečiu pasidalinti gaunamomis žiniomis. O labai prašau dar komentuoti. Pakomentuokite savo įspūdžius surašydami, savo patirtis, neaiškumus. Geriausia tą daryti YouTube kanale, tuomet aš matau visų jūsų komentarus. Riebalinis audinys mus neretai, ypač moteris, erzina, ne ten kaupdamasis ant šonų, ant pilvo, bet išties riebalinio audinio svarba mūsų sveikatai, mūsuose per mažai žinoma. Tai, ką aš kalbėsiu, aprašyti prieš 5000 metų. Ir tie žmonės, kurie praktikuoja kūno aliejavimąsi, tai savalaikį kūno aliejavimąsi, ne epizodinį, ne priepuolinį, gyvena daug džiugiau, daug laimingiau ir mes sužinosime, kodėl. Dar toks senovės medicinos tėvas, toks Avicena buvo Libinsina, rašė, kad nuo riebalinio audinio kokybės priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Kodėl? Visų ląstelių membranos turi lipidinį sluoksnį. Šios sluoksnio pareiga yra praleisti į ląstelę riebaluose tirpias maisto medžiagas ir šalinti iš ląstelės riebaluose, o tokių dauguma, tirpius toksinus. Kai sausėja visas kūnas, ne tik tai oda sausėja, kuri be abejo greičiau raukšlėjasi, prarasdama savo elastingumą, bet sausėja ir ląstelių lipidinės membranos plonėja. Ir tokiu būdu pamažu ląstelė užsidaro, kaip karantino metu, kad šalį sienas uždaro, taip ir ten ir ląstelė tokia lieka tinkamai nepamaitinta, tinkamai neapsivariusi, bet ji nuolat dauginasi. Ir suprantame, kokius tada palikuonis gali turėti. Lygiai kaip nesveiki tėvai vargu bau ir visada turės sveikus palikuonis. Tai štai todėl savimasažas ir apskritai masažas aliejais, tauriais, ne bet kokiais, nerafinuotais aliejais, pirmo spaudimo, šalto spaudimo aliejais, o dar praturtintais įvairiomis žolėmis, tai perimdamas jų gydomąsias savybės, yra toks nerealiai gydintis, nerealiai giliai atjauninantis, nes impregnuoja ir ląstelių sienelės. Ir kaip tai vyksta? Todėl, kad ypač ayurvedinio masažo metu aliejus labai giliai prasiskverbia į kraują. Kur dursime odoje, ten iš visur bėgs kraujas. Vadinasi, kraujas įsiurbia per tos, nežinau, kiek ten tų porų mes turime, aliejų ir palieka ten, kur jo labiausiai reikia. Nes galime atlikti paprastą testą, ar mums reikia aliejus. Tiesiog įbrėžkime nagu bet kurioj vietoj ir mes pastebėkime, ar bent labai trumpam, keliom sekundėm liks pabalusi oda toje vietoje. Ir jeigu taip, vadinasi, mes neturime tinkamo riebalinio audinio kiekio, tiek, kiek turėtumėm. Ir žinoma, kad sausa oda greičiau vysta, ji praranda savo elastingumą. Visos sausgyslės yra tepaliniai movoj. Raumenys prasideda ir baigėsi sausgyslėmis, kuriomis tvirtinasi prie kaulo paviršiaus.
Ir jeigu ta tepalinė mova sausėja, gyslės praranda elastingumą. Ir dėl to mums sunkiau prasitempti atliekant, tarkim, jogos asanas, bet ir lygiai taip pat sportuojant, sportininkai patiria kur kas daugiau sportinių traumų dėl raiščių plyšimo. Jeigu jie lyjuotųsi kūną, jeigu jie praktikuotų arvedinius masažus, tai įsileistų jas į savo kasdienybę, suprasdami kodėl. Tai tada šitokių traumų jiems tiek patirti garantuoju nereikėtų. Taip pat riebalinis audinys yra labai svarbus judančių paviršių išklojimui, dėl to, kad, tarkime, plaučius gaubia pleura ir tokia plėvė. Ir vidinis pleuros paviršius nuo plaučių pusės išklotas riebaliniu audiniu, todėl, kad plaučiai nesibrūžintų elementariai diafragmai sutraukiant ir atsipalaiduojant, plaučių tūris didėja, mes įkvėpiam, iškvėpiam. Lygiai taip pat širdis yra perikardija tokiame maišelyje, kuris iš vidaus nuo širdies pusės taip pat yra išklotas riebalinio audinio. Vien todėl, kad apsaugoti širdį nuo mechaninio traumavimo. Visų judančių kraujo ląstelių paviršiai yra glotnūs, lygus, vien todėl, kad jie turi taip pat riebalinį audinį, kuris apsaugo nuo ląstelių sukibimo ir paviršius šiurkštus. Jų tai suprantama, kad jos greičiau sukibs, formuosis trombai, bet lygiai taip pat pasunkina ląsteles ir jos tada gali judėti iš inercijos, nes širdis susitraukia apie 60-70 kartų normaliai per minutę. Tai sutraukimas ir kainuoja energijos organizmui ir taip pat širdies raumeniai, mes jį turime saugoti. Idant neištiktų kada nors miokardo infarktas ir širdies traumuo, turi savo mitybą, vainikinės širdies kraujagyslės. Tai dėl to, kad ląstelė sunkesnė, tinkamai impregnuota, mes sutaupome savo nuolat nesilsinčios širdelės darbą, jį ištęsime, įdant jį mums ilgiau tarnautų. Na ir riebalinis audinys yra būtinas hormonų gamybai, lytinių hormonų gamybai ir merginos, kurios lieknėja ir nevartoja aliejaus riebalo, bet kokio labai save skriaudžia, nes sutrikdo savo fiziologiją, tą žinau iš savo konsultacinės patirties. Ir minėjau odą. Oda didžiausias mūsų organas. Gal 1,5 kvadratinio metro, gal ten 1,7 m, priklausomai nuo mūsų ertvinės konfigūracijos aukščio, suprantama, kilogramų, bet oda atlieka dvi pagrindinės itin svarbias funkcijas. Tai oda vienas iš šalinimo organų, per prakaito liauką šalinimą toksinus, ir oda vienas iš maitinimo organų. Tai, ką tepame ant savęs, visada pakliūna į vidų ir ne kitaip. Ir todėl ant savęs galima tepti tik tai, ką gali valgyti, iš pagarbos savo. Ir aš dažnai konsultant klausiu, kai man pasakoja moteris, dažniausiai merginos, ką jos tepa ant savęs. Aš visuomet klausiu, ar galite valgyti. Ir aišku, kad keistokai kartais į mane pasižiūri ir galvoju, keista daktarė, taip. Bet iš ties viskas paklius į vidų. Tai todėl iš pagarbos savo, kaip minėjau, turime ne bet ką ant savęs tepti. Arvedinių masažų metu mūsų pacientai sugeria ir iki puodelio aliejaus, bet savimasažuojantis tiek neįtrinsime. Ir alijavimas jis yra būtinas tiems, kurie sunkiai dirba, tiems, kurie sportuoja, neramiems vaikams. Ne kartą rekomendavau tą daryti, nes to moko mano arvedos mokytojai. Jie perdavė tas žinias, tai veikia. Ir apskritai pagal arvedą alijuojami netgi naujagimiai, dėl to, kad gimimas yra didesnis stresas negu išėjimas iš šio pasaulio. Ir vaikelio nuraminimui jo kūnelis yra labai švelniai sutepamas, geriausiai tai šiltų lydytų sviestų gy. Visada naudojamas tik šiltas arba gy arba aliejus.
ne tik, kad minėjau, turi turėti taurias savybės, gerasias savybės. Taip pat pasiruošimas gimdymui yra su aliejais, idant nebūtų komplikacijų. Ir taip pat mamytei po gimdymo, po 2-3 dieną jau pradedami masažai, jos detoksikavimo, jos nuraminimui po patirtų visų stresų išgyvenimų. Taip pat, nežinau, vyresniams žmonėms, aišku, tiems, kurių oda sausa, šalanti, kurie traška sąnariai, tai jiems tai yra ne tik grožio procedūra, kaip minėjau, bet apsauga nuo sąnarių protezavimo. Dėl to, kad impregnuojamos saugis ir kremzlės. Atsiprašau, sąnario kremzlės. Ir sąnario judantis paviršiai kaulų dengti tokia riebalinė pagalvėlė. Ir kuomet ji plonėja, atsiranda traškėjimas sąnariai, einam per sausą žolinį trašką, per šlapinę. Ir tuomet ilgainiui, nieko nedarant, pradeda trintis kaulas į kaulą. Dėl to nudyla paviršiai, be abejo. Šitas procesas lydimas skausmo ir sąnario funkcijos apribojimo, reiškia, kad gyvenimo kokybės prastėjimo. Viso to galima išvengti, kaip ir osteoporozės ir ten visokių kitokių nervinio impulso perdavimo pasiekmių, sutrikusio nervinio impulso perdavimo pasiekmių, kaip, pavyzdžiui, nerviniai tikai, mėšlungiai, net Parkinsono ligos pirma stadija yra puikiai paveikiama gerai prasme kasdieniniais ir vietiniais masažais. Na va, tai dėl to, kad ir vien tik tai kalbu dėl to, kad tai nėra vien išorinė procedūra savo. Tai yra giluminis poveikis. Ir žinoma, šiaip tai jeigu ir vedos kalba kalbant, ypatingai mažina vata došą, tą sudirgusį žmogų, tą kupiną baimių, nerimų, visokių to baimingo apmąstymų, vai, kas bus ir taip toliau. Aišku, kad tai yra dėl streso mažinimo, taip pat giliai gyvenimo trukmę ir kokybę įtakojanti procedūra, ir lygiai kaip imuniteto stiprinimo procedūra. Be to, virškinimui yra būtinas riebalas. Visi vidaus degimo varikliai kūrenasi, maitinasi, kaip čia pasakyti, visų vidaus degimo variklių kūras yra turintis riebalą, benzinas, dizelinas, taip kad ir mūsų virškinimo sistemai, virškinimo fermentų išsiskyrimų riebalas būtinas. Negalima daryti masažo, savimasažo taip pat, ar vieni masažo alijavimuose. Nereikia atlikti, kada žmogus karščiuoja, kada yra ta pati pirma tokia peršalimo stadija, kuomet mes akys ašaroja, sloguoti pradedam, šlapioja nosis, šaltkrėtis. Taip pat jeigu sąnariai patinę, pabrinkę, paraudę, kūno alijavimas puikiai padeda sugyti lūžgaliams, prisideda prie to. Bet jeigu lūžgaliai nesugyja pilnai, tai masažas, savimasažas neturi būti atliekamas. Atsargiai reikia, jeigu ten stuburo išvarža, bet tų vietų stipriai netrinti, bet aišku, kad mes savimasažo metu to ir nepadarysime. Jeigu žmogus viduriuoja, vemia, tai taip pat šitas masažas yra neatliekamas. Masažas aliejais. Mes studijoje atliekame sausus masažus ir trifolos miltukais, balinio aero ir kitais, bet mes dabar kalbėsimės truputėlį kitą temą, tai būtent apie aliejavimą. Ir žinoma, kad jeigu taip studijoje ar vedinių masažų kabinete, tai jis turi būti atliekamas neskersvėjuotoje vietoje. Turi būti pakankamai šilta, mes visada šildome ir stalą, ir turi būti temperatūra bent 23-24 laipsnių siekianti masažinės patalpoje. Aišku, kad nuo masažuotojo vidinių savybių labai priklauso masažo kokybė, dėl to, kad
delnai yra mūsų labai svarbi energijos perdavimo vieta. Mes užsigavę koją, tarkime, glostame kelią, mes guodžiame, glostam per petį, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Mes galvą glostame, ten ar čia, ar kaip be pavadinsi, ar reikia, energiją perduodame, nesvarbu jos vardas, bet esmė ta ir dėl to, kad rinkdamiesi pas kainą masažą reikia atsižvelgti į žmogaus savybės. Ar jis ten alkoholius vartoja, rūkantis, bet ką valgo, tai tuomet jo energetika ir tokia atitinkama. Jeigu jis piktas, ten, nežinau, liūdnas kažkok tai, ar vaistais kažkokiais intoksikuotas, tai tuomet žinokime, kad gausime tą energiją. Ir artėjame prie savimasažo pamokos. Visuomet masažinis aliejus turi būti šiltas, maždaug kokių 40 laipsnių temperatūroje. Nes tik šiltas yra skvarbus dėl to, kad jis suskystėja. Ir aš pirmą minėjau, kad turime netaupyti pinigėlių masažinio aliejų. Mes naudojame dažniausiai juodo sezamo aliejų ir jį šildome. Turime tokį raudono vario indą. Ir jis yra dvigubų dugnų, todėl kad tokiame inde neužverda aliejus, tik tai kaista ir šildome jį tiesiog ant žvakelės. Namuosegi galima molinių indų visokių rasti, kuriuo galima įsigudrinti, šildyti aliejų. Galima tiesiog įmesti į karšto vandens vonelę, mažą buteliuką įdėti, neįverdančio žinoma, bet niekada negalima šildyti aliejus tiesiai ant ugnies. Galima šildymo sezono metu aliejų laikyti ant radiatoriaus. Įprastai savimasažas turėtų būti atliekamas rytais, todėl kad naktis yra valymosi laikotarpis. Mes kalbėjom apie tai ankstesnėse paskaitose, aš ten, kur minėjau apie kūno taršą, organizmo taršą. Ir išsamiau apie konstitucinius tipus aš kalbėjau paskaitų cikle ir kodėl ypač vata došo žmogui ir kitiems reikia aliejuotis. Ir kaip veikia ir kuo sardina išsiderinę konstituciniai tipai. Taigi, rytais dėl to, kad oda vienas iš valymosi organų. Ir per odą išsiskiria toksinai. Ir kalbėjom pirmai, kad aliejus, ką daro, suriša toksinus. Toks tokį pažino dėl vienodų charakteristikų. Panašių labai. Na tai turime šiltą aliejuką. Mūsų svetainėje www.satviuk.lt esame prašę kur kas sudėtingesnį ir atmintį labai gerai lavinantį savimasažo procesą. Bet galima elgtis paprašiau, labai noriu, kad jūs tiesiog imtumėte tai ir darytumėte. Savimasažas atliekamas energingai, mes turėtumėm suplukti net ir to pačiu pasimankštinti. Taip mano pirmasis Ayurvedos mokytojas dr. Partap Changan, Indijos Dživos instituto vadovas ir, nežinau, skaitantis paskaitas turbūt 50 pasaulio šalių, to moko, 3 knygos į lietuvių kalbą išverstos. Ir beje, mes masažų mokome Ayurvedos akademijos studentus, o yra kas daugiau moko Lietuvoje ayurvedinių masažų. Tai vadinasi, turime šiltą aliejų ir galima pradėti tiesiog nuo galvos masažo, bet moterims, jeigu jos neplauna kasdien galvos šampūnais, tai kasdien galvą alijuotis nereikia. Ir galvą alijuotis galima tuomet, tarkime, nakčiai, įsitrinant aliejų, tiesiog mes merkime pirštus į aliejų ir išsimasažuojam. Stipriai, visokiais tokiais judesiais, kurie gerina kraujotaką galvos odoje. Gerina kraujotaką, vadinasi, priteka daugiau deguonies, daugiau maistinių medžiagų, to pasekoje gerėja atmintis, mąstymas, aišku, kad nuotaika. Na ir, kai mes aliejavomės galvą,
Dažniausiai tai visiems tinka juodas sezamo aliejus. Karštą vasaros dieną tinka kokoso aliejus, tiems, kurie kaista. Kaupiantiems skysčius garstyčių aliejus, bet juodas sezamo aliejus tinka visiškai visiems. Dar dažnai naudojame mahanaraino aliejų, ypač vatodošo žmonėms ir tiems, kurie turi kokių tai skausmingų problemų, nežinau, sąnariuose, stubure. Veidui mes naudojame levandų aliejų, tai yra mūsų toks firminis aliejus, kuomet ant levandų užpilus sezamo tauraus aliejus, jos atiduoda gerasias medžiagas ir ne tik aromatus savo dieviškus. Taigi, veidą galima daryti juodą sezamo, galima ypatingų kokių nors dalykų. Jis masažuojamas veidas iš centro į periferiją, jokių būdų netvirkščiai, nesustumant raukšlių. Pamirkit mažus pirštelius į aliejuką, galima aliejuotis ausų landas. Toliau, kaip sakiau, stipriai ir visiškai netausojant jėgų, masažuojamos galūnės iš centro į periferiją. Čia nėra limfą gerinantis masažas, kuomet jis atliekamas iš periferijos į centrą. Jis masažuojam pažastis taip pat. Aišku, kad kaklą galime sukiojant galvą, to pačiu pamankštinsime ją. Toliau, nugarą būtinai. Patiems gali būti tai sudėtinga atlikti. Tiesiog sutepame aliejumi nugarinį plaštakos paviršių ir tada nugarytę aliejuojam, išsitrinam visą, labai energingai. Tie, kur pasiekėme, tada iš viršaus kita ranka. Ir sąnariai yra sutepami apsukiniais judesiais. Tiesiog įmasažuojami. Pirštai, tarpupirščiai. Ištrinamas energingais judesiais, galim kiekvieną pirštelį ištrinti. Tiesiog plaštakas ištriname. Leidžiame žemyn, pilvas privalomas. Pilvą privalu aliejuoti. Genitalijas taip pat, sėdmenis, inkstų projekcija. Ir leidžiame žemyn. Irgi taip pat išilginiais judesiais išsimasažuojame šlaunys. Kelius apsukiniais judesiais, blauzdos sulaukia savo eilės ir padai neturi būti pamiršti su tarpupirščiais. Paduose, nežinau, kiek yra energinių taškų. Masažuodami juos mes geriname bene visų organų funkciją. Ir išsimasažavus reiktų pabūti, ne iš karto dušintis. Ir kodėl? Todėl, kad aliejus turi prasiskverbti. Arveda moko, kad mes turime 7 audinius. Vieno audinio pamaitinimui reikia 5 minučių. Dauginkim iš 7 5, gausime 35 minutės. Tuos, kurie sukrėsti tokių skaičių, galiu paraminti, kad pabūkime bent 15 minučių aliejavęsi. Ir nereikia stovėti vonioje, laukiant, žiūrint į laiką, gyvau, kada bus tas laikas. Tiesiog imkime, darykime tai, ką mums priklauso daryti rytais. Ir užsimkime, pavyzdžiui, nežinau, pranajama kvėpavimo pratimais, joga arba kažkokiais kitais pratimais. Medituokime, melskimės, apsigaubę, ką nors tokio paprastesnio. Ar įlindę kokius tai rūbelius, kurių negaila tepti. Paskui eikime į dušą. Neprivalu kiekvieną kartą save prausti visokiais geliais, nuriebalins iš jo labiau. Kartas nuo karto galime ten natūralių šveistukų save pasivalyti, odą nuvalyti nuo to atgyvenusio epitelio, atitarnavusio odos ląstelių. Ir tuomet aliejus pertekliuką galime nusivalyti irgi kokiu paprastesniu rankšluostėliu. Ir dalis mano pacientų sako, kad ir taip anksti keliuosi, arba ten paknopstomis bėgu į darbą ir nespėju. Gerai, tai tuomet bent jau vakarais aliejokimės. Žinoma, prarasime detoksikacijos funkciją, bet vis tiek tai daug geriau negu nieko. Gal tiksliau ne visai, kad prarasime, bet mažiau apsivarysime, bet darykime, turėsime kitokių naudų, neišpasakytų naudų. Ir nelabai tikintiems, pasitikintiems, aš tik siūlau, darykime tai, darykime kokį mėnesį ir kiek ir pamatysime rezultatus, nes neigti nepabandžius
na, gal nelabai išmintinga. Ir Indijoje, tarkime, ten yra absoliuti norma, visiška norma save alijuoti ir juoda kokia, ir plaukai kokie. Taip kad labai kviečiu būti sąmoningais ir mylėti save, gerbti savo sielos buveinę ir prisižiūrėti ją alijuojant. Aš jums pažadu puikius rezultatus, jeigu tą darysite nuolat. Būkite sveiki ir laimingi.